Onuškis rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1499 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro akte, kuriuo valdovas dalį savo valdos, o tiksliau dalį miško tarp Vyžuonos ir Susiejos upių kartu su Kurklių bajoro Hanuso Gailiminaičio be leidimo įkurtų dvarų dovanojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio rūmų maršalui, Anykščių bei Merkinės valsčių valdytojui Grigaliui Astikui. Hanusas Gailiminaitis, nors ir išvarytas iš dvaro, paliko savo pėdsaką jo įkurtas dvaras, netoli nuo kurio vėliau buvo pastatyta bažnyčia ir įkurtas miestelis, daugiau nei 400 metų dokumentuose buvo vadinamas Hanušiškiais. Onuškio vietovardis pirmą kartą paminėtas 1923 metais Visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo knygoje. 1609 metais, mirus Jonui Astikui, dvaras atiteko Duninų Rajeckių, nuo 18 amžiaus Chominskių giminiai. 18–19 amžiaus sandūroje dvarą iš ankstesnių savininkų nupirko Juozapas Komaras, mirė 1847 metais. Mirus Juozapui Komarui, Onuškį paveldėjo sūnus Teofilis. Jam valdant 1830–40 metais pastatyti klasicizmo stiliaus rūmai, įkurtas parkas. Po Teofilio mirties 1861 metais dvaro savininku tapęs sūnus Vladislovas tęsė dvaro sodybos komplekso įrengimo darbus. Pirmojo pasaulinio karo metais sudegė dvaro sodybos rūmai, o 1922 metais, vykdant žemės reformą, dvaro valdos išparceliuotos. Šiuo metu Onuškio dvaro sodyba priklauso Rokiškio rajono savivaldybei ir privatiems asmenims. Prie kelio į dvaro sodybą išlikusios dvarininkų Komarų senosios kapinės. Onuškio dvaro sodybos romantizmo stiliaus virnas 2001 metais dar buvo buvusios žemės ūkio bendrovės Pajininkų nuosavybė. Šiuo metu tai bešeimininkis turtas. Ilgis 25 metrai, plotis 11 metrų. Sovietų valdymo metais buvo nuardytas karnizas, padaryti kiti pakeitimai. Svirno vertė – architektūrinė.